Sveiki visi, šį vakarą su jumis sveikinasi jau tikriausiai visiems įgrįžusi Gerda ir turiu naujienų apie Katy Perry. Taigi, Katy Perry turės atsakyti už nepadorų elgesį koncerto Indijoje metu, kai ant scenos buvo kabinta kriketo aso iš Australijos Dougo Bollingerio. Dainininkė Perry balandžio 3 dieną surengė koncertą Indijoje 20 kriketo sezono atidarymo proga. Jo metu hito Part of Me atlikėja ant scenos pasikvietė 30 metų sportininką ir paprašė parodyti, kaip reikėtų smūgiuoti, jei mikrofonas būtų kriketo lazda. Vyras ją apkabino iš nugaros ir laikydamas mikrofoną bei Perry už rankų, jas nuleido ant merginos kirkšnies. Šis mums vakariečiams atrodantis normalus gestas papiktino Indijos teisėsaugos atstovus. Jiems toks elgesys pasirodė ištvirkęs ir gašlus. Nors nei Perry, nei Bollingeris net negalėjo pamanyti, kad toks elgesys šokiruos publiką. Aukštasis Madraso, Indijos teismas pateikė kaltinimus dainininkei. Liepos mėnesio pabaigoje Katy teks atsakyti Indijos teisme už nusižengimą moralę. Taigi, ačiū visiems, kas buvot su manim, klausėtės ir iki kito karto.